Sveiki, su jumis sveikinasi Antis TV ir šiandien turime neregėtą, netikėtą galimybę pakalbinti trupę VTTŽL. Kas tai yra ir apie ką šie vaikinai, sužinosime reportaže. Kas yra VTTŽL? Labai malonu. Tai yra Viršsvorį turinčių teatro žmonių lyga. Įkurta maždaug prieš 15-14 metų. Plius minus. Plius minus. Tai jau tokia ilgą kultūrą turinti asociacija, klubas. Ar jūs dažnai atliekate pasirodymus, viešus savo performansus? Na, tai lyga, ne labai teatras, mes kaip teatro žmonės tai atliekam, bet kaip lyga mes, čia toks labiau kaip rekreacinis teisių, moralės klubas. O kodėl, kas jūs paskatino įkurti? Didelis noras nors kartą sušokti Baltijos šokį. Jo. Labai norėjom sudalyvauti Baltijos šokio festivalį, bet kadangi abu nelabai mokam ir turėjom ir Viršsvorį, nusprendėme kurti lygą. Ar pavyko sudalyvauti, ar bent aplikavote? Ir neplanuojate? Planuojam. Vis dar planuojate, ar ne? Sakykite, kokių šiaip, nežinau, iš ko semiatės pagrindinį įkvėpimo savo šokiams, savo improvizacijoms? Iš visų viršsvorį turinčių didžių žmonių. Kaip antai? Obuolys, toks Lietuvoje menininkas buvo. Aleksaitis, Varna Albertina vaidinęs. Mane Justas Tertelis įkvėpdavo, bet jisai sukūdo. Sukūdo. Paskui, jau keliasdešimt metų sukūdęs. O kai sukūsta, jau nebesiskaito įkvėpimo? Na, tada jau nebebūtų viršsvorį turinčių teatro žmonių lyga. Tai jau būtų sukūdusių žmonių, nebeturinčių viršsvorio teatro lyga. Ar jūs patys laikotės dietos, ar kažkaip stengiatės savo... Taip. Mes, aišku, ne kartą bandėm išeiti iš tos lygos. Bet, iš tikrųjų nėra lengva, bet dabar pastaruoju metu tai dieta tiesiog labai... Teka. Aš naujais metais daviau savo iššūkį naują, tai sakiau, kad... Geriau dakai. Ir ką šį vakarą... Prašau? Ozempik leidžias. Jau? Wow, tai yra tikrai labai įdomu. Ir ką, vyručiai, šiandien... Vyručiai, ką šiandien mums paruošite ir ką mes galėtume tikėtis pamatyti iš jūsų? Gal tai turi pavadinimą, gal tai... Ar jūs dažniausiai improvizuojate? Ne, mes apskritai jisai yra improvizacija pagrįstas reikalas. Kiek performansų esat turėję? Du. Vieną Ispanijoje ir šitą. Turėsim jau.
ocean. Hide it all, my best to smile till you're singing eyes and fingers. Drew me into your eyes, and you said, sail to me, sail to me, let me enfold you. Here I am, here I am, waiting, waiting to hold you. Did I dream? You dreamed about me. Hey, when I was foolish, now my foolish boat is leaning, broken on your arm. Will you sing? Touch me now, touch me now, come back tomorrow. Oh my heart, oh my heart shines from the sorrow. Kaip jaučiatės po pasirodymą? Kaip kelionė laiku iš tikrųjų. Prisiminimai sugrįžta. Prisiminimai. Kaip matote, esat tikrai sušilę, tai šiaip formos nepalaikot taip tokios fizinės. Palaikot. Tai manai, kad viskas čia taip va, vien vaikščiojimų ir Kad dietom? prakaitas eina be darbo, ta prasme, savaime bėga. Prakaitas reiškia dirbi. Taip, jeigu nebėgtų prakaitas, tai tada reiktų Tinginys. susimastyti. O Mes ruošiamės kasmet įveikti tą kanapinį. dar nekart nepralaimėjom, nes vasaros vis atėjo. Aha. Taigi, tai buvo Anties TV ir VTTŽL vaikinai. Dėkojame jiems ir gerų visiems šokių. O jeigu į šokį dėtume silkių tokį judėjimą, žinai? Taip. Galėtų būti toks. Ar čia skumbrė? Nu, aš iš Klaipėdos, tai man kaip ir tematiškai tinka, o tau labai už Panevėžį kažką reikėtų. Ikrai. Ikrai, panevėžietiški ikrai. Kiek jūs sveriate? 115. O jūs? 110. Ir kokie jūsų dydžiai? Ar matavotės kada nors ten 90, 60, 90? Kokie būtų jūsų? Koks ūgis, pavyzdžiui, jūsų? 1,90 m. Nesimatavot, o jūsų? Aš perku vaikų skyrių. Ką perkat vaikų skyriui?